Saulėtą gegužės savaitgalį tūkstančius Londono gyventojų ir svečių pritraukė mažojoje Venecijoje vykstantis kasmetinis Canal-Way Cavalcade festivalis. Pirmasis toks unikalus bendruomenės festivalis buvo rengiamas dar 1983 metais. Savanorių iš viso Londono surengta šventė šiemet pritraukė daugiau nei 160 laivų plukdžiusių svečių. Šventės organizatoriai džiaugiasi, kad puikus oras bei pramogų gausa pritraukė įvairaus amžiaus atstovus. 3 dienas vykęs festivalis suaugusiuosius ir mažuosius stebino laivų gausa, unikaliomis dekoracijomis, gyvai grojančiamis grupėmis bei siūlomomis atrakcijomis. Sekmadienio vakarą, skambant Blue Brothers grupės dainoms, susirinkusieji galėjo stebėti šviečiančių valčių pasirodymus. Pirmadienio popietę šventės organizatoriai surengė oficialius apdovanojimus. Prizus bei diplomus į sceną dalyviai lipo atsiimti ir už originaliausiai papuoštą laivą ir už geriausią laivo savininko kostiumą. Šventės organizatoriai pirmadienio vakarą džiaugiasi, jog šiemet renginys sulaukė daugiausiai svečių. Skaičiuojama, kad šiemet festivalyje dalyvavo virš 30 000 žmonių. Švente džiaugiasi ne tik atvykusieji svečiai, bet ir patys dalyviai bei prekiautojai. Daugelis jų entuziastingai nusiteikia dalyvauti jau kitąmet. Džiaugiamasi, jog kasmet vis daugėja jaunesnių šventės dalyvių, kurie atvyksta ne tik iš Didžiosios Britanijos, bet ir iš kitų Europos miestų.